Paskutinė ataskaitos forma, kurią norėčiau sukurti, tai tiesinė diagrama pagal datos dimensijas. Kad tai padaryčiau, paimsiu vieną iš skritulinių diagramų ir nukopijuosiu. Atsidarysiu diagramos savybių redagavimo langą. Aktyvuosiu puslapį General ir pakeisiu ataskaitos pavadinimą. Ir pasirinksiu ataskaitos tipą. Po to pakeisiu dimensiją. Vietoj prekė parašysiu data. Po to aktyvuosiu puslapį Expressions ir išskleisiu sugrupuotus rodiklius. Pakeisiu kiekvieno rodiklio linijos atvaizdavimo savybę. Smooth. Ir tai padarysiu visiems rodikliam. Aktyvuosiu puslapį Access ir pakeisiu, kaip yra atvaizduojamos dimensijų reikšmės koordinačių ašyse. Nustatysiu, kad jos būtų pasvirusios. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau pakeitimus. Atidarysiu ataskaitą, kad pažiūrėčiau, koks gavosi rezultatas. Šitoje ataskaitoje galiu pasirinkti dimensiją, datos dimensiją, pavyzdžiui, savaitę, ir galiu pasirinkti rodiklį, kokį aš noriu matyti. Taipogi šita ataskaita yra interaktyvi ir aš galiu joje daryti pasirinkimus. Nuspausiu mygtuką Ctrl S, kad išsaugoti aplikaciją. Išvalysiu parinktis. Štai ir viskas. Mes baigėme aplikacijos kūrimą. Dėkoju Jums už dėmesį.